Pirmadienio rytą Vilniuje per avariją nukentėjo policijos tarnybinis automobilis. Viena vairuotoja išvežta į ligoninę. Kol kas nėra daug informacijos apie šitą eismo įvykį. Žinoma tik tiek, kad jisai užfiksuotas yra maždaug 10:15 minučių. Tai yra Vilnius, Žemaitės ir Kedrų gatvių sankryža. Na ir matome, susidūrė Peugeot automobilis policijos, suko į kairę, į Kedrų gatvę ir užkirto kelio Opel vairuotojai. Na ir moteris, vairavusi Opel netaip seniai, buvo išvežta greitosios pagalbos medikų į ligoninę, apžiūrėti išsamiau. Regis pareigūnai nenukentėjo, laikinas kelio ženklas, neaišku, ar jis buvo kliudytas per eismo įvykį, bet kol kas jisai guli ant šono. Ir policijos mikroautobusas Peugeot. Dėl to komplikuotas yra įvažiavimas į Kedrų gatvę. Čia prie laisvosios atletikos maniežo ir prie sporto klubo Impuls. Viskas vyksta, automobiliai bando kažkaip aplenkti šitą vietą. Tai kliūtis bus pašalintos ir eismas bus normalus. Techninės pagalbos sunkvežimis pasiruošęs išvežti apgadintą automobilį policijos, tarnybinę mašiną. Savo eiga bandys važiuoti mikroautobusas. Priekinis dešinis sparnas nukentėjo policijos automobiliai, durelės. Na ir štai Opelis apdaužytas gerokai stipriau. Irgi jį išvežti prireiks evakuatoriaus, o vairuotojas kol kas būklė neaiški.